Aš tai labiausiai džiaugiuosi, kad kai teko dalyvauti tame pačiam tyrime dar, turbūt žinot, kai esu pasakos, kad 3 valandas gulėjau 16 laipsnių ar 14 laipsnių vonioje. Tai aš labai džiaugiuosi, kad... Eksperimentinis, žinai tas kaip vadinasi, eksperimentinis buvai. Jo, buvau eksperimentinis triušis ir dar net nebuvom apsiženėję. Turbūt iš visų podcastų, per kuriuos mes šnekėjom, tai augalų apsaugos priemonių podcastas su Zita Varanavičiene man buvo vienas labiausiai įsimintinų apie tą visą augalų apsaugos kontrabandinį momentą, apie falsifikatus, apie įstatymus. Tai buvo tiek naudingos informacijos, kuomet tu klausai ir vis nori klausimų užduoti. Vis atrodo, mes ten galėjom šnekėti ne valandą, o ten kokias 3 valandas. Ten sėdėjom kaip pamokose, labai įdomaus mokytojo dėstytojo pamokoje ir ten žingeidus moksleiviai. Kažkur tai kažkada kažkas pasakė, tai noriu pasidalinti labai, sakė, laimės jums visus kampus, pinigų į kiekvieną kišenę ir sveikatos kiekvienam organui. Ir dukra teises išlaikė, tai džiaugiuosi dabar jau, galėsiu į svečius drąsiau važiuoti ir drąsiau dalyvauti visur. Čia gal žemės ūkis tuom ir yra įdomus, gal patrauklus, nes nėra tokių pačių metų. Kiekvieni metai yra skirtingi. Aš taip apsidžiaugiau vienu įsigytų daiktų labai. Aš jį planavau įsigyti pavasarį, bet aišku, man pardavėjui pasirodo, kad yra ir geresnių pardavėjų, sugebėjo mane įtikinti, kad jau man rudenį to daikto reikia. Tai nepatikėsit, bet įsigijau vėjos robotą ir jau rudenį jisai dirbo. Pasakiškas daiktas. Tuom aš esu žiauriai patenkintas ir man labai patiko, buvo turbūt vienas informatyviausių podcastų. Jeigu kas nežiūrėjote, tikrai pasižiūrėkit, nes ten yra labai geros informacijos ir labai naudingos informacijos. Sėklos, aišku, šiais metais susidūrė su ta tokiu dilema ar ne dilema, sunkumu, tai yra aišku tų kainų žirklės. Prisiminkim, prieš metus kainos javų vos ne 400 matyfas, į pavasarį šiuo metu turim 200. Trąšose, aš kaip sakau, to tokio vieno recepto visgi nėra, kad sezonas, ne sezonas, ypatingai va šitie 2 paskutiniai metai, tai kardinaliai pasikeitė. Jeigu dar ir anksčiau žinodavom, kad ne sezono metu, jeigu perki ir bus gerai ir pataikysi, ir kainodara pati geriausia, tai kas vyko per šios 2 metus, tai tikrai nebuvo to recepto. Sauliau, jeigu nori, užėjai. Čia į centrą. Laisvas eteris, galima važiuoti. Galima užėjti, pasisakyti. Užėjti galima taip, visada. Į kamerą nusišypsot, dabar į eterį papuolė. O turiu pusį čia? Ne, tada kėlė gali pasakyti. Ne, aš išeisiu. Jisai neiškės šitiek laiko, jeigu nešnekėsi. Šitą reikia ir kas už kadro yra likę, žinai, kaip būna podcastai, kas liko už kadro. Audriau šitą apie tave, žinai, pakalbėti. Šiandien tos lempos gal per anksti filmuojam, taip stipriai šviečia. Per anksti ryte. Dar prisimerkė. Negaliu susukti. Susirinkome gausiu būriu. Dažniausiai, kai daug žmonių susirenka, tai turbūt būna arba šventė, arba liūdesys, arba direktorius liepia. Bet šiuo atveju tai turbūt visi savo norų mes čia susirinkome pasidžiaugti jubiliejinių mūsų podcastų, šventinių podcastų, kuomet mes jau su Giedrium metus laiko šią temą gvildename. Įvairias temas Ir su visais čia sėdinčiais turėjome atskirą pokalbį apie jų produktus, apie tai, kaip tie produktai gyvena rinkoje, kokios naujienos, kokie iššūkiai, kokios galimybės. Galim pasidžiaugti, kad tikrai sulaukėme pakankamai didelio dėmesio, bendrų peržiūrų skaičius yra apie 60 000, man atrodo, vienetų. Tai tikrai tas džiugina, galim turbūt pasakyti drąsiai, kad nelabai ir tikėjomės.
Kaip rimti youtuberiai daromės. Konkurentai, influenceriam visiems. Tai mūsų kaina pradės kilti. Mokamas kanalas gali pasidaryti. Gal netapsim nei mokami, nei reklamuoti ruošiamės, ką nors, tiesiog džiaugiamės, kad tą informaciją, kurią kalbame, kurią dalinamės ir kurią diskutuojame, yra aktuali rinkai. Žemės ūkio sektoriui ir labai smagu, kad kolegos, kurie dalyvavote ir dalyvaujate, tai darėte savo norų ir tikrai aš jums nuoširdžiai noriu padėkoti už tai, kad mūsų iniciatyvom nei vienas niekada neprieštaravote ir su dideliu entuziazmu prisijungėte prie mūsų tokio avantūriško, iš pat pradžių atrodžiusio projekto šį dieną jau žiūrėk ir metus laiko prasisukęs ir labai smagu. Tai šiandieną iš tikrųjų šnekėsim turbūt apie tai, kaip tie metai praėjo, kokie jie buvo kiekvienam atskirai ir visiems bendrai. Ir pasidžiaugsim, paliūdėsim ar pasigirsim, kaip kiekvienam sekėsi ir ko mes tikimės iš ateinančių metų. Ir palinkėsime sutikti gražių švenčių su šeima, su artimaisiais ir laukti naujų metų. Tai kuom jums šitie metai buvo kitokie, įspūdingi, iššūkiais ar problemomis? Aš manau, kad visi turėtų iššūkių, tik tais dabar sunku bus atgaminti. Tu pats prisimink antrą podcastą, kokį iššūkį turėjai. Atsimeni jūs tai? Bijojau filmuotis labiau negu prie altoriaus. Pirmą turėjom su mūsų klientu, su žinomu ūkininku, su Tomu. Kalbėjom daugiau mažiau apie grūdų biznį, viskas gerai buvo, o antras atėjom Gintarai į tavo su Andrium temą. Šakis, sako, jūs sako, prieš vestuves taip nesijaudinau, kaip su mikroelementais. Tai savotiškų tų iššūkių per tus podcastų filmavimus buvo, savotiškų turbūt pas kiekvieną darbuose. Buvo iš tikrųjų, prisimint tą visą mūsų kelionę, tai iššūkis su mikrikais buvo man žiauriai didžiulis ir nežinau kodėl. Gal ir dabar tu gali pakomentuoti, kodėl visus metus turėjo iššūkių su mikrikais. Kodėl man buvo tuo metu didelis iššūkis, gal tai yra kasdienybė ir normalus gyvenimiškas procesas? Nežinau, jūs tai aišku, iššūkiai turbūt visur yra. Gal todėl, kad ta grupė mūsų tokia visam portfelį nesam tikrai labai dideli palyginus. Bet tokie metai gavosi pakankamai įdomus, nes vis tiek susijungė dvi kompanijos su savo visais gamintojais. Į tą portfelį atėjo virš 20 skirtingų gamintojų, turėjom apie 130 pavadinimų, tai tikrai pakankamai įspūdinga ir daug, bet turėjom ir didelių privalumų, nes tikrai ūkiam galėjom pasiūlyti nuo iki viską ir daug kas tikrai tuo pasinaudojo. Bet kaip visada, ta prasme, prie iššūkių yra ir tam tikrų problemų, tai ta prasme, ir prekių suvaldymas, ir kiti dalykai, tai visas tas bendram kontekste atsispindėjo, bet jeigu taip imant metus, tai sakyčiau, gal vertinčiau, kad pirma pusė metų buvo tikrai labai gera ir pasiekėm savo tikslų, antra pusė metų buvo sunkesnė, bet tas priežastis turbūt nesinori kartoti, visi žinom. Tai ir bankinės palūkanos išaugusios, ir grūdų kaina smukusi žemyn, ir galbūt pačių ūkininkų filosofija šiek tiek keičiasi, ta prasme, dėl produktų įsigijimo. Tai toks gyvenimas, tiesiog kažkaip tai taip ir gyvenam. Tai, ir juodo ir balto yra. Tai tikrai taip, tai pusiausvyra visą laiką turi būti, tik tai tą pusiausvyrą norisi kažkaip visą laiką truputėlį suvaldyti, gal daugiau. Tai ta prekių grupė tokia, tai manau, kad nėra jinai labai baisi. Tikrai ne. Jinai tikrai labai įdomi yra, nes tikrai atsiranda daug įdomių naujų produktų. Europa ir visas pasaulis tikrai eina į taupimą, eina į žalinimą, eina į kitus dalykus. Tai visas tas artimiausia ateityje turbūt atsispindės ir ūkiuose. Tai vienareikšmiškai. Tai turėsim daug tokių naujienų. Daug iššūkių, ar patikės ūkiai, ar greitai patikės, čia jau kitas klausimas, bet manau, kad ateitis vis tiek tokia.
Matai, man turbūt didžiausia baimė buvo su apie mikrikus kalbėti, kai aš prie jų buvau mažiausiai prisilietęs. Na, Giedrius, jisai bendravo su ūkininkais ir augintis kiekvieną dieną ir visas tas prekių grupės žino. Su prekių grupėm tenka pasičiupinėti. O mikrikai man buvo kažkokia mistika, bandėm ją ir tada gvildenti, paneigti, kad tai nėra tik šventas vandenėlis, kad čia, žinai, ir iš tikrųjų realiai nauda yra iš to. Ir kai pats patirties su jais turėjau tik tai pavadinimus ir niekur kitur, tai man iš tikrųjų turbūt šito vietoje ir buvo sudėtinga. Visos kitos prekių grupės, apie kurias mes šnekėjom, aš daugiau mažiau jas pažinojau, tai tikrai nebuvo taip sudėtinga. Man ypatingai, kuom galiu pasidžiaugti, turbūt ir širdį glosto, tai turbūt iš visų podcastų, per kuriuos mes šnekėjom, tai augalų apsaugos priemonių podcastas su Zita Varanavičiene man buvo vienas labiausiai įsimintinų apie tą visą augalų apsaugos kontrabandinį momentą, apie falsifikatus, apie įstatymus. Tai buvo tiek naudingos informacijos, kuomet tu klausai ir vis nori klausimų užduoti. Vis atrodo, mes ten galėjom šnekėti ne valandą, o ten kokias 3 valandas. Ten sėdėjom kaip pamokose, labai įdomaus mokytojo dėstytojo pamokoje ir ten žingeidus moksleiviai. Nes iš tikrųjų, jeigu tas ir tiem nesusidarai nelabai ir žinai tų temų, kas yra ten aktualu ir kas iš tikrųjų vyksta po tą, galima sakyti, antklodę. Kas virš vandens daugiau mažiau visiems jaučia. Tai ten paskaitai portaluose, kas vyksta virš vandens, kad ten glifosatai yra bėda ir panašus dalykai, bet kai po to ateini su ekspertu pasišnekėti su tos ryties žinovu, tai tos dvejonės išsisklaido ir tikrai daug naudingos informacijos sužinai. Tai tuom aš esu žiauriai patenkintas ir man labai patiko, buvo turbūt vienas informatyviausių podcastų. Jeigu kas nežiūrėjote, tikrai pasižiūrėkit, nes ten yra labai geros informacijos ir labai naudingos informacijos. Ten turbūt nesutiksit, kuris fungicidas ar herbicidas geresnis už kitą, bet daug to povandeninio gyvenimo tikrai ten yra. Kaip Dariui atrodė tie visi metai? Aš gal išskirčiau ne vien paskutinius metus, bet gal paskutinius 3 metus, nes tokia visa ėjo pakankamai įdomiai, sudėtinga seka, tai kai COVID'as, mūsų susijungimas, karas, kas iš tikrųjų labai įtakojo tiek mintimis, tiek darbais, tiek visa grandinė buvo įtakota. Dabar gal jau kitus metus jau matyčiau kaip tokį stabilizaciją, gal pabaigą tam tikro etapo. Aišku, po to etapo gali prasidėti kitas etapas, nes visas segmentas jisai truputėlį juda, keičiasi pastoviai, sakykime, niekas nestovi vietoje. Galima sakyti, tai kiekviena diena yra įdomi. Galima rasti visko. Smagu, kai į darbą einam turbūt ir nežinom, kaip čia viskas gali baigtis. Naujų iššūkių visokiausių yra. Čia gal žemės ūkis tuom ir yra įdomus, gal patrauklus, nes nėra tokių pačių metų. Kiekvieni metai yra skirtingi. Kiekvieni skirtingi iššūkiai, skirtingos sąlygos, kad šiais metais, sakykime, turbūt nutiko viskas, kas galėjo nutikti. Šalta, karšta, šlapia, ir viskas netinkamų laiku. Kaip visada. Kaip visada. Netinkamų vietų. Nėra tokio vieno gal recepto, kad tu gali, žinom, sezonas, ne sezonas, kur pritaikyti, ar fungicidas, ar ten trąša, ar mikroelementais. Kiekvienais metais tai toks savotiškas improvizavimas ir prisitaikymas prie to laiko sąlygų. Tai tikrai dirbam įdomų darbą, galim tai pastebėti. Kiekvienais metais nusipirki ir nežinai, kas bus. To, ką nusipirkai. Gali, atrodo, daryti viską taip pat, kiekvienais metais daryti viską taip pat, visą laiką gausi visą laiką skirtingai. Tai čia tai rodo, kad tikrai viskas Mes visi turbūt puikiai žinom, kad yra sezonai pavasaris, vasaros pabaiga grūdai, ruduo sėklos, bet laukdami to sezono mes turbūt nežinome nei vienas, o kas bus. Ir kokios bus naujienos. Nežinau, gal iš sėklų pusės yra gal stabilesnis žinojimas, nežinojimas. Kitas juokas galvoja, nevelnio. Ar dar baisiau? Ne, baisiau, tai aš gal nepasakyčiau, kad baisiau, bet aš prisiminiau vieną kolegą
iš kitos įmonės, kuris pakeitė sėklų produktą į chemijos produktą ir kai jinai chemijos produktą nusako, daug viskas paprasčiau negu sėklos. Aš manau, kad visi mes turim savo virtuvę, savo niuansus, savo sunkumus, bet kada tu žinai tą virtuvę, yra patirtis, tai ir tie iššūkiai gal lengviau sprendžiami, kažkiek paprasčiau, bet kad visi mes jų turim, kiekvienas produktas, tai čia faktas yra. Sėklos, aišku, šiais metais susidūrė su ta tokiu dilema ar ne dilema, sunkumu, tai yra, aišku, tų kainų žirklės. Prisiminkim, prieš metus kainos javų vos ne 400 matyfas, į pavasarį šiuo metu turim 200 matyfą, tai buvo pakankamai iššūkis suvaldyti sėklų kainodaroj, savikainoj, būtent tos kainų perkritimus didžiuosius. Na ir kaip ir Darius sakė, gal atėjome į kažkokį truputį didesnį stabilumą, gal nebebus tokių didelių perkritimų, kas, manau, nei ūkiams yra labai gerai tokie dideli perkritimai, nei įmonėms, arba tu gali jau labai gerai laimėti, arba tu labai stipriai pralošti. Arba gali vienais metais laimėti, kitais pralošti. Ja, tai va šitoj vietoj turėjome tokį vieną iššūkėlį. Na, džiugina, aišku, kad pati Lietuvoje vis daugiau ir daugiau sertifikuojama, tų sėklų vis daugiau ir naudojama. Jeigu apie kitas produktų grupės yra tokia trendas, mažinti, spausti pesticidus į apačią, spausti trąšas į apačią, tai šitoj produktų grupiai truputį vektorius į kitą, kad daugiau naudojam sertifikuotos sėklos, ir tikiu, kad tas naudojimas tik tai didės, nes sėklose ar veislėse šiuo metu diskutuojama apie naujus selekcijos metodus, taip vadinamą genų redagavimo metodą, kuris, jeigu jis bus patvirtintas, manau, veislės dar greičiau vystysis, dar greičiau ateis naujas, produktyvesnės, naujesnės veislės, kas padės tam žemdirbiui spręsti iššūkius, kurie ateina su tais ribojimais, su klimato kaita ir taip toliau. Na ir trečias, gal galėčiau pasakyti, aišku, ir ūkiams, ir mums turėjome reaguoti šiais metais, tai buvo pirmieji metai, kuomet ūkiai deklaravo palei naujas taisyklės, atsirado naujos deklaravimo taisyklės, mes čia irgi turėjome reaguoti, kasgi bus naujo rinkoje, ir šitoj vietoje nuo tarpiniai pasėliai, sideraliniai pasėliai šiais metais tiesiog šovė viršų dėl naujų taisyklių, ir mes kaip sėklininkai turėjom greitai sureaguoti, prisitaikyti prie kintančios rinkos ir tiesiog ūkiams pasiūlyti to, ko reikalavo rinka šiais metais. Pasiūlyti pagriovį. Vienas iš tokių pavadinimų, kuris atspindi ir galvoj dabar ūkiai tikrai, jeigu reikia, kur apsauginės zonas vandens telkinių apsėti, visi žinom, kad tą reikia sėti pagriovio mišką. Pavadinimas superinis. O kas galvojom pavadinimus, jūs turit kažkokį specialistą, kur tas ant to darbo eina, ar čia bendrom jėgom? Kaip sakoma, geriausiai dalykai gimsta prie kavos puodelio. Čia švelniai pasakyta, aišku, bet turim tradiciją gerti kavą ir diskutuoti apie rinkos kažkokius tai pokyčius, naujienas, ir iššovė kažkam, tai kodėlgi, jeigu apsaugot vandens telkinį, kodėlgi netiktų toks pavadinimas. Neturim. Atitinkantis. Jo, atitikmomis, nes palei griovį sėjom. Paprastas ir atsiminti lengva. Jo, ten be jokių netgi iš klientų raidžių. pusės, žinau, kaip atvyksta nusipirkti to pagriovio vandenį ir sako, man palei griovį reikia pasėti. Kas yra? Tai yra pagriovys. Viskas, Visiems paprastai yra. Ir žmogus mažai gilinasi, kas ten iš tikrųjų yra. Pagriovys yra pagriovys, viskas. Skirta. Jisai pasiėmė tam, kam skirta. Tai čia labai tikslus, konkretus ir aiškus Brendas. Jo,
kartais paprasti dalykai yra genialūs tiesiog. Netgi antras pagriuvys atsirado, ne? Kaip sakyta, ten pagriuvys 2, ar vadinasi, ar... Jo, pagriuvys 1 atsirado, nes pagriuvys yra tas pirmas, Jo, kuris yra jau original Jo, ir dar o po to gali būti jisai toliau modifikuojamas palie rinkos poreikį. Tai atsirado rinkos poreikį su truputį kitokia sudėtim, na ir teko pavadinti pagriuvį 1. Gal bus ir 2, ir 3, jeigu bus rinkoje poreikį. Tai viskas į priekį, metai ateinantis turbūt parodys, ar rinkai reikia daugiau, mažiau ir tų naujų pavadinimų atsiras turbūt ir ne tik pagriuvių, ir kitokių. Faktas, reaguosim į rinką. Ir neseniai mes prieš turbūt mėnesį išėjome į eterį su trašom. Trašų tema, kas iš tikrųjų yra ūkių perspektyvoje viena iš aktualiausių temų, ne tik grūdai, bet ir trašos. Ir tas labai stipriai nudžiugino, kad susidomėjimas šita tematika yra labai didžiulis ir labai aktyvus. Tai panašu, kad mūsų eterį Lina sugrįž dar ne vieną kartą aptarti trašų tendencijų, kaip jos keičiasi ir kokios perspektyvos laukia. Bet grįžtant į šios metus, Lina, žinau, kad tikrai metai buvo sudėtingi. Tai gal taip per švelniai pasakiau. Čia kaip ir kolega minėjo, tų veiksnių labai daug, o trašose, aš kaip sakau, to tokio vieno recepto visgi nėra, kad sezonas, ne sezonas, ypatingai va šitie 2 paskutiniai metai, tai kardinaliai pasikeitė. Jeigu dar ir anksčiau žinodavom, kad ne sezono metu, jeigu perkėjai ir bus gerai ir pataikysi, ir kainodara pati geriausia, tai kas vyko per šios 2 metus, tai tikrai nebuvo to recepto, kad perki ne sezono ar sezono metu ta kaita, kainodara, geopolitika, sortimentas, tiekėjai taip keitėsi, kad tiesiog reikėjo labai staigiai reaguoti ir prisitaikyti prie rinkos sąlygų ir pritaikyti prie įmonės sąlygų. Aš galvoju, kad net gal labiausiai turbūt įtakojo trašų produktą, visa susidariusi paskutinių metų, kaip Darius minėjo, ir COVID ir tuo labiau karo situacija, tai trašas turbūt purtė trašų produktą gal net stipriausiai. Pakankamai tikrai įtakojo tą geopolitiką, bet aš dažnai mėgstu pajuokauti, sakau, čia ta moteriška intuicija kartais pasako, kaip elgtis ir ką daryti. Tai vat, kai nenori deklaruoti, koks čia tas receptas ir ką darai, tai aš tą sakau, čia moteriška intuicija. Apsiginu moterišką intuiciją. Ir atsakai visus klausimus tada. Tada nėra klausimų, daugiau nebeužduoda. Tada visi galvoja, kad čia tikrai neatspėsim ir nepataikysim taip. Jo, smagu iš tikrųjų, kad metai jie nėra monotoniški turbūt nei viename sektoriuje ir nei vieno gyvenime. Ir mes su ta džiugia jėga ir entuziazmu keliausime į naujus metus toliau kovoti su iššūkiais, su realybė. Bet norėčiau turbūt pasidalinti arba išgirsti jūsų pačių vidiniam pergalėm, kuom jūs esate, kokiais jūs laimėjimais galite pasigirti šiai dienai, nebūtinai iš darbo, bet iš asmeninės srities, nes, pavyzdžiui, man šitie metai yra labai faini tuom, kad pagaliau mano žmona apsigynė disertaciją ir baigėsi namuose rašinėlių rašymas ir galime ramiau gyventi, nes tai patikėkit manim, tai yra žiauriai sudėtingas dalykas ir vargas ne tik tai jai, bet ir man buvo. Tai jūs tai gal čia iš to ir gimė tą kulinariją, kurią... Ne, kulinarija tai čia yra, žinai, aš dar kaip tik šiandieną važiuodamas į šitą filmavimą galvojau, kad aš pradėjau bandyti gaminti maistą, ne? Tai kokių gal 29 metų. Tai tikrai kitų metų aš į puodą žiūrėjau, kad moku įsivirti kiaušinį ir įsikepti kiaušinį, daugiau man nieko nereikėdavo. Aš dar ir dabar tiek moku. Bet po to gyvenimas ne tik privertė, bet turbūt atsirado entuziazmas kažką daugiau padaryti. Tai čia, tenka kartais kolegas nudžiuginti su savo kulinariniais reikalais. Tai tiesiog toks kažkaip tai malonumas. Norisi skaniai kartais pavalgyti, tai reikia pasirūpinti pačiam. Bet aš tai labiausiai džiaugiuosi, kad kai teko dalyvauti tame pačiam su tyrime dar
turbūt žinot, Kvėsų pasakos, kad kur 3 valandas gulėjau 16 laipsnių ar 14 laipsnių vonioje. Tai aš labai džiaugiuosi, kad... Eksperimentinis, žinai tas kaip vadinasi, eksperimentinis buvo. Jo, buvo eksperimentinis triušis ir dar net nebuvom apsiženėję. Tai čia gal ne disertacijos klausimas buvo visai, čia tikrino. Tai aš žinau, kiek žmonės ten kentėjo ir kaip ten buvo sunku, tai man tai yra vienas, nors ne aš tai apsigyniau, bet man tai yra didžiausia turbūt šių metų šventė, ne? Kai vat, šeimos narys pasiekė tikrai labai aukštą užsibriežtą tikslą. Tai vat, jūs kolegos tokių asmeninių kažkokių pergalių džiaugsmų gal turite per šios metus pasiekę? Justas taip nuėjo į tokį gilų, į šeimą, į jausmus. Aš tai iš tiesų, žinokit, dabar taip greitai pagalvojau, kol neužmiršau, pasakysiu, aš tai apsidžiaugiau vienu įsigytų daiktų labai. Aš jį planavau įsigyti pavasarį, bet aišku, man pardavėjui pasirodo, kad yra ir geresnių pardavėjų, sugebėjo mane įtikinti, kad jau man rudenį to daikto reikia. Tai nepatikėsit, bet įsigijau vėjos robotą ir jau rudenį jisai dirbo. Pasakiškas daiktas. Tai nebūtinai jau mes galim pasidžiaugti ir tokiais dideliais pasiekimais galima ir mažesniais. Man siūlo įsigyti, bet aš sakau, auga šeimoje 2 vaikai, tai turiu aš robotus. Aš rekomenduoju, aš kažkaip taip sutapo, mes irgi šeimoje nemažas irgi plotas ir vis taip, kas čia nupjaus. Pasakiškas daiktas. Po tiek metų ir sakom, kodėl taip anksčiau nesugalvoja. Naujas šeimos narys, kuris... Ir vardą davim, viskas yra. Tarnaitė. Ne, jis berniukas. Bet žiūrėkit, kaip mus pradeda sukti robotizacija. Namų robotas, siurbimo, vejos robotas. Kas toliau? Bet čia ir sako, kiek tų pagalbininkų šeimoje, kiek tų robotų mechanizuota, bet laiko tai vis tiek nėra. Mes visi lekiame, skubame, važiuojam su mašina, kažkas tai lėčiau važiuoja, nervuojasi, kodėl jisai po velnių taip lėtai važiuoja, greičiau aplenkti reikia. Ne? Atrodo, nulėksi tas 2 minutės anksčiau, bet kur mes skubame? Kartais reikia sustoti ir pasižiūrėti atgal. Ir pamatyti, kas buvo pasiekta, kas buvo padaryta, apmąstyti ir žiūrėti į priekį, kaip tą gyvenimą toliau dėlioti turbūt. Tai o pas jūs robotų neatsirado, kolegos? Fabrike? Mes jau senai tais robotais džiaugiamės. Tai mes tokie jau... Aplink Dotnuvą visada jau buvo prestižinė fabrika. Mes jau šitą malonumą esam patyrę ir jo tikrai neatsisakysim. Tai manau, kad čia yra palengvinimas ir jeigu kažkas tai gali palengvinti kasdieninius darbus, tai į šitą pusę ir eis visos inovacijos. Man aišku, geriausi metai buvo dėl to, kad tikrai labai geri metai ir profesiniai, ir šeimoje visi sveiki, ir atsigrėžė atgal, pasižiūri vaikus, jie auga, ir dukra teises išlaikė, tai džiaugiuosi dabar jau, galėsiu į svečius drąsiau važiuoti ir drąsiau dalyvauti visur. Tai didelis džiaugsmas, aišku, šeima ir už tuos metus, kurie bėga žiauriai greitai, bet jie bėga įdomiai, o kad sustot, pagalvoti, manau, to šventės ir priverčia truputį tą padaryti, truputį stabtelti, kažkiek tai apgalvoti, kur čia tie kiti metai, kurią kryptimą eiti, susidėlioti truputį mintis, išsigryninti, kas yra svarbiausia tau. Na ir tiesiog toliau keliauti su šeima, su kolegomis, su ūkiais, su visais į priekį. Tuo šventės ir smagios ir malonios. Sustot, apsidaryti ir vėl į priekį keliauti. Manau, kad tik į priekį. Tas taptelimas, Sigitu, man priminė, žinot ką, COVID-ą. Aš atsimenu tada, kai pasijuto tas taptelimas, tai, tikrai, visai kitaip, be jokio lėkimo, be nieko, apmąstymai kitam lygiai, buvo tikrai irgi geras taptelimas. Aišku, gal negeras, kad žmonės kentėjo nuo tam tikrų lygų, sirgo vieni sunkiau, kiti visai blogai baigės, bet tas taptelimas tada buvo toks netikėtas, prievartinis ir tikrai buvo irgi permąstyta nemažai dalykų.
Ir kiek atradimų padaryta, aš taip pat irgi iš savo šeimos tas keliauti negalima, covidas, tai tu kiek atrandi tų naujų toj pačioj Lietuvoje, piliakalnių, pažintinių takų, kur tu eini su šeima, kartu pabūni, tai va tas staptelėjimas, jis manau, kad reikalingas kiekvienam, kad ne tik turim lėkti skubėti, bet ir sustoti ir pamatyti, kas šalia ir pasidalinti tuo, tai toks irgi palinkėjimas. Kaip iš tos serijos, kai sako, namuose dingo internetas, sako, kiek malonių žmonių susipažinau. Covido gal nelinkėkim tokio staptelėjimo, bet tiesiog tam pačiam darbe irgi sustot su kolega, išgerti kavos, paplepėti, kaip ir Sigitas paminėjo, prie tos kavos, kiek atradimų atrandam, pasidalinam ir bendrų tikslų. Tai tas toks palinkėjimas, pasidalinti, sustoti, pasimėgauti ir priimti tuos iššūkius toliau. Aš turbūt pritarčiau kolegom, kad COVIDas turbūt buvo etapas Lietuvos atradimo, tai visi mes tengiamės kažkur nuvažiuoti, kuo toliau, kur gražiau, bet iš tikrųjų nesusimastėm, ką mes turim aplink, ar mes visur esam buvę, ar viską matę, kokia tai yra Lietuva, tai čia puikus metas. O šventės turbūt tas periodas, kada tikrai apmastai visus metus, kas per juos įvyko, ką nori pakeisti, kur pajudėti, tiek su šeima kažką pasiplanuoti, taip pat profesinėje veikloje apmastyti, kas pavyko, kas nepavyko, ką reikia bandyti toliau, kur žiūrėti. Tai tikrai puikus ramus etapas. Aišku, galim paminėti ir mūsų kompanijos susijungimas, visigi klausia, kaip jūs ten. Bet turim pasidžiaugti, kiek atradom vėlgi naujų žmonių, naujų kolegų, kuriuos gal žinojom nesusimušėm su nei vienu konkurencinėje aplinkoje, bet dabar turim progą dirbti kartu, bendradarbiauti, pakalbėti. Tai gal toksai... Kiek čia 1,5 metų turbūt atgal, jeigu aš teisingai prisimenu, tai buvo baimių pilnos akis turbūt pas daugelį. Pas daugelį, jeigu ne pas visus, tai pas daugelį buvo baimės kupinos akis. Ir kai dabar pasižiūriu, kokia yra realybė šiai dienai, tai tada galvoju, kokią velnį mes visi ten stresavom ir panikavome. Tai, nežinojimas dažniausiai skiepija tą tokį ko žmonės bijo? Baimės. Nežinios, kai tu nežinai, kas bus, tada ir bijai. Bet šiandieną smagu pasidžiaugti, kad tas kolektyvas tikrai susiliejo į bendrą tikslą, į bendrą siekimą ir mes galime jaustis, kad esame kolegos, kurie kalba tą pačią kalbą ir tais pačiais tikslais gyvename. Tai tas irgi džiugina, nors tai praėjo 1,5 metų, bet tai geras momentas pasakyti visiems, kad ačiū, kad jūs esat kolegos ir kad esate šitoje kompanijoje kartu su mumis. Iš tikrųjų, turbūt geras laikas greitai bėga. 1,5 metų turbūt net nepastebėjom, kaip jau prabėgo. Nežinau, aš nepastebėjau, nepajutau, net per greitai turbūt prabėgo. Tai va. O kokie planai jūsų šventiniam laikotarpiu? Atostogos, darbas, šventės, kelionės? Ar pilnas pilvas ir šilta lova? Jis turi, kad viskas viename. Viską tu pasakėjai. Viską turi pasakyti. Visas asortimentas. Viskas. Reikia suspėti tada viską ir padaryti, vadinasi. Su atostogom tai klausimas, kaip bus dar. Kažkam darbymetis? Darbostogos. Darbostogos turbūt geriausias pavadinimas. Nėra jos lengvos. Šiais metais tokį šeimoje turim skirtingai negu kiekvienais metais. Kiekvienais metais stengiamės per vaikų atostogas vasario mėnesį kažkur išvažiuoti paslidinėti, bet šiemet, kadangi dukrai vyriausiai sukako 18, tai kadangi žmona yra mūsų šeimos organizatorė visų kelionių, tai važiuosim šiemet pas Kalėdų senelį tarpušventį į Laplandiją, kas tokias kaip ir, vis dėlto parodyti vaikam, kad tas Kalėdų senelis egzistuoja. Jau pilnametė pradėjo po biškį netikėti. Jo, pradėjau jau nebetikėti, kad jisai nėra. Tai teko imtis veiksmų ir vešim rodyti. Bandyti vis dar įrodyti, kad jisai yra. Kad jisai yra vis dėlto natūroje. Tai tokia turėsim tikrai, manau, labai smagią kelionę
Tuo pačiu gal ir tokį atsisveikinimą su ta vaikystė, kai kam. Dar vakar su kolegom šakiuose kalbėjom, kad reiktų kažkokios išvykos pasidaryti, kad pamatytų tikrą žiemą. Jūs neseniai buvo tikroji žiemoje Suomijoje, tai pažiūrėjom tos nuotraukas ir kažkaip užsikabinu, kad visą laiką tos šiltus kraštus reikia. Linas kolega sako, velnės reikia nusipirkti striukę gerą, reikia važiuoti kur daug sniego. Sako, pamatytą sniegą, prisiminė jisai vaikystę, ten, kaip tuos tunelius kasdavo ir visą kitą. Tai. Emocija. Pasimti porą maišų ir čiuožti nuo kalno, kai būdavo, arba rogių. Taigi ateidavai iš mokyklos dar šviesiai, grįždavai namo šlapiais triusikais jau tamsiai. Portfelio kelio. Ir būdavo pati geriausia žiema. Šiandieną vaikai ar patys jau kažkaip aptingsti, galvoju, čia geriau prie televizoriaus pasėdėti, kažką padaryti. Tai tas toks vaikiškas džiaugsmas, jisai tikrai niekur nedingęs, yra smagu sugrįžti ant tų kalnų. Tai žiūrėkit, planai aiškus, patirtis aiškios, metai praėjo ir metai ateina kiti. Labai smagu, kad mes daliname savo patirtimis ir galvojame apie tuos laikus, kurie mūsų laukia. Ir aš tai labiausiai norėčiau padėkoti turbūt žiūrovam, mūsų klausytojam, ne tik tai ūkininkam, bet ir pasirodo klauso ir mato mūsų draugai, konkurentai, partneriai, kas iš tikrųjų džiugina, kad esame klausomi, matomi ir stebimi. Žinai, kai sako, priešą reikia laikyti arčiau savęs. Ne, konkurentas, kas yra konkurentas, tai bėganti šalia, tai va, tas verčia pasitempti, verčia tas toksai. Jo, tai labai smagu, kad ta mūsų auditorija yra pakankamai plati ir tikrai ne tik tais iš žemdirbių pusės. Tai palinkėti jum visiems gerų švenčių, gražių švenčių, gerų ateinančių metų ir džiaugsmingų metų. Ir nebijokite iššūkių, kovokite su jais, siekite juos įveikti ir tik tai iššūkiai gali padėti turbūt mums visiems sugauti ir pagauti geresnį rezultatą ir tą laimės paukštį kažkur tai danguje. Tai tikrai nuoširdžiai visus sveikinu su šventėm artėjančiam ir linkiu gerų arteinančių metų. Kolegos, jūs tarsite žodį? Turbūt mes kiekvienas kažką tikrai rasim palinkėti. Aš apie tą palinkėjimą prisiminiau, kad pagavau bent jau save ir kolegas per praeitus bent jau kokius 5 podcastus, kad mes gale viską nors palinkėdavom. Ir buvom įsikabinę, nežinau, jūs tai atsimenė, ar kiti kolegos atsimena, kad buvom įsikabinę dalinti rizikas. Ar trašose dalinti riziką, ar grūduose, visur dalinti rizikas. Tai šiandien laikausi, kad tik vėl nepasakyčiau to. Tai iš tiesų tai turbūt jo. Visiems šiltų, gražių, jaukių ir sveikų, svarbiausia, švenčių. Sutikit jas šeimose, su draugais ir visais savo mielais žmonėmis ir pasimatysim po švenčių. Aš tai gal palinkėsiu, sakai, nesidalinti, bet galima dalintis šypseną, gerų žodžių, pasėdėjimų prie kavos arbatos puodelio. Tai palinkėsiu švenčių progą sustoti ir pasimėgauti tiesiog gerom akimirkom, mielom, šiltom. Aš tokį išgirdau palinkėjimą, nežinau, kažkur tai kažkada kažkas pasakė, tai noriu pasidalinti labai, sakė, laimės jums visus kampus, pinigų į kiekvieną kišenę ir sveikatos kiekvienam organui. Yes. Tai turbūt aš trumpai, kaip visada, šventų, ramių švenčių jums ir jūsų šeimoms, pailsėkime, kiti metai kupini naujų iššūkių. Na, aš linkiu, kad kiekvienas atrastume tą savo laimės paukštę, kad tą laimę dalintumės su artimiausiais savo žmonėmis. Na ir kad sutiktume gražiai, ramiai, pasitiktume naujus metus. Na ir sugrįžtame su pilna energija vėl po metų, į naujų sezoną.
Tai tik tai, žiūrėk, kai grįši iš Kalėdų senelio atvež dovanų. Būtinai. Pasakys, ar jis tikras ar ne. Bent jau už barazdos paim. Bent jau nuotraukas tikrai gausite. Gerai, tai mes norėsime, kad jomis pasidalintume, nes mes irgi turim vaikų, kuriem reikia parodyti, iš kur dovanos atkeliauja. O mes susitiksime kitais metais su naujom temom, su naujais pašnekovais, vėl su naujom aktualiom ir sekit, stebėkit ir laukit žinių. Sėkmės. Ir būtinai dar vis siūlykit temas, nes kartais ir pagalvot turim, kad nepasikartotume be reikalo. Gal tikrai jūs turit tokių temų, kurių mes nepaliečiam. Tai visada, bet kuriuo metų laiku, bet kuriam mūsų tinklapį, Facebook'e, po video, visur galite siūlyti temas, rasim mes tuos komentarus. Ir į svečius tiem, kam prižadėjau, kas po podcast'o parašė, pakvietė, tai linkėjimai supras, kad žiūrės. Tai pažadas bus įvykdytas, tikrai šiais metais galbūt ne, bet tikrai aplankysiu. Svarbiausia pažadus įgyvendinti. Tai tam kartui tiek. Ačiū. Ačiū, kad žiūrėjo. Skirstomai žiūrovai.